Sveiki visi. Nauja rubrika mano YouTube kanale. Turgaus lobiai, galim taip pavadinti. Tai daugmaž stengsiuos įkelti kartas nuo karto, ką esu geresnio radęs turgui, iš modelių ar tai pultų. Pirkau Panevėžy turgui, yra ten toks sendačių turgus, mašinų turgus, kaip vadina žmonės tinį. Modelis kainavo gal 35 ar 40 eurų. Googlinausi pagal važiuoklę, nes nepažįstu aš tų Kijošo modelių. Užsigūglinau, kad čia yra Kijošo TF5 modelis. Kas jame įdėta yra? Įdėta yra brushless sistema su Hobbyvingo 120 amperų SC. Įdėtas yra Traxaso receiveris. Pulto neturiu, tai keisimės į savo pultą. Serva tai labai paprasta kažkokia, tai net nesimato brendo ten jos jokio. 17,5 turnų motoras. Neįžiūriu, kas čia per gamintojas. Trackstar kažkoks tai net. Net neįsivaizduoju, ar jisai veikia, neveikia, nes irgi matau ten galiai kokie uždėti čia. Tai šiandienos misija gal būtų tiesiog persilituoti angalius, pabandyti jį įsijungti, pasikeisti receiverį, nes tokį pultą turiu, bet naudoju prie savo kravlerio. Tai teks pasikeisti ir receiverį su pultu, realiai pasižiūrėti, ar veikia jisai, važiuoja, įsinešim kiemą, pabandysim pasivažinėti su juo. Tai pirmoji pradžių gal persilituojam angalius, pasikeičiam valdymą, žiūrim, ar jis veikia. Šiaip, jeigu kas nors žinot daugiau apie šitos Kijošo, parašykit gal man ar į komentarus, kas čia per daiktas ir ar tikrai, kaip sakant, turgaus lobį aš čia radau kažkokį, tai, ne tai kad lobį, bet kažką geresnio. Reikia pasikeisti receiverį. Antena gal buvo jam nuplėšta kokia, tai nes, irgi uždėta, tai tokia nei 5, nei 9. Antena čia padaryta vadinas. Nenustepčiau, kad ir nevažiavus vis tokia antena. Dėkime ant stovo, kad nebūtų pabėgimo. Bateriją pajungiam, receiveris pajungtas, bandom įjungti. Beje, jam yra sugadintas jungtukas, nulaužtas. Tai ateity pasikeisim, jeigu labiau čia reikės. Ir bando įsius važiuoti priekį, nors gazo trymą atsukau kiek įmanoma į atbulinį. Pabandom sukalibruoti. Pažiūrėsim, gal atsiras netyčia. Duodam gazo. Atbulinis. Atbulinio vis tiek nėra, tai gali būti gal jis išjungtas. Aišku, serva tai tokia apgailėtina. Tai va, veikia, super. Einu užsidėsiu kitus ratus ir reikės įsinešti kiemą, pasižiūrėti, kaip jis važiuoja kiemą. Ratus naudosiu tokius, pirkau Kiborg Shop'e. Čia patiko jau gal trečias, ta prasme, komplektą naudoju. Minkštą gumą, pilno sukibimo. Fainus ratukai. Ant 3S važiuoti nerekomenduoju, nes su savo Maveriku 10 turnų motoru ant 3S tiesiog suplėšiau tos ratukus. Bet ant 2S taip pat tas sukibimo pilna, super ratukai. Pakeičiau ratus. Bet atkreipiu dėmesį, nežinau, kamera išsikrovė, tai nežinau, kurioje vietoje čia baigiau. Tai pulsašis sulūžęs, radau, kad tokia bėda jam. Ir šiaip pats
mechanizmas vairo labai sunkiai sukiojęs, tai gal tas servo ir pusė bėdos. Tai reikėjo žiūrėti, kame replės. Nu, pabandom jungtam jau. Taip ar taip ragas pulso šitai, dabaigsime jį. O. Taip aš ir ragas, bet... Sakau, ant 3 susprogsta ratai. Bet ant 2 pats tas minkšta gumytė, sukibimo pilna. Tai va, tai gerai, užsidėjom body clipsus, biškiai aukščiau pakėliau, nes ratai didesni. Kaip sakant, ateičiai parašiau, jeigu važiuosiu, ne jeigu, tai važiuosiu. Tai dabar ratai stovės normaliau. Tai tiesiog bandysim ieškoti detalių, tvarkyti ir tada jau lauko nešim ir bandysim su juo važiuoti. Tai va, tai tiek. Iki kito karto.